Sveiki, hebrantai. Biški prasišoviau blembą su maršrutu. Taip, norėjau tos pačius kalnus apvažiuoti iš kitos pusės. Galvojau, bus taip pat gražu kaip ir praeitam vakarykščiam maršrute. Bet apsišoviau baisiausiai. Aš čia biškai kamštį darau. Bet apvažiuos, moka. Tai prasišoviau biškį. Dabar pagal maps atrodo labiausiai vingiuoti, kas jau gali būti šitoj atkarpoj. Tai pabandom. Pasižiūrėti, ar bus kažkokių tai vaizdų. Miesteliuose tai reikia pakankamai atsargiai, nes kalnų miesteliai yra įdomus tuo, kad daug posūkių mieste ir išvažiavimai už posūkių. Tai jeigu greitai lėki, už daug vingių gali iškart kažkas išvažiuoti. Tai labai svarbu prisilėti. O vakar, kurioje vietoje aš važiavau, tai net ženklus mačiau, kur furistam liepia jungti antrą bėgį, leidžiantis į kalną, leidžiantis nuo kalno. Tai jau ten buvo tikrai aštru. Ir naujas kelias, 4 juostų, buvo kosmosiškai nice. Biški kylam į kalną. Draugeliai susikaupia labai. Smagu, kai duoda važiuoti arti kalnų, kai net yra tie tinklai, kur saugo nuo akmenų. Tada jau supranti, kad tikrai arti ir aštrūs tie kalnai. Opa, koks posūkis ilgas. O, skvernis koks nice. B4 multistrada pralėkė.
dviese. Smagu jam turbūt. Kaip visada kelio darbai, gerai, kad ant žalios pataikyti, nereikės stovėti. Beje, išnaudojau savo 8% interneto, nes visą laiką iš savo viską kėliau. Tai panašu, kad turiu 20 GB užsienio šalyse. Tai jau 8% išnaudota. Ką, viskas turbūt dabar besileisim, tik tai labai neblogas oras, žiauriai neblogas oras. Vaizdai čia irgi visai nieko. Kiek nukirstų medžių ir čia nudegusių, kad čia yra. Eiktų, bet geras skardžiukas visai. Nežinau, ar jums tolumoje zoomina ir matosi, bet irgi įdomus aukščio lėjeriai atrodo. Vieni kalnai vienoje linijoje, po to tenai dar aukščiau kiti. Tai irgi, nice. Nice vaizdelis, nice. Bandau kartais žiūrėti, kur aukščiausia yra gyvybės. Tai čia visur, tiksliau niekur nėra, blema, čia visai gražiai leisimas. Niekur nėra nei namukų, jokių nieko, bet pakankamai aukštai kai kuriuose vietose įsigyveni. Ten važiuosim žemyn. Lemba, gal ir visai neblogas čia keliukas. Gal ir visai cute, baby. Čiūjų gausis šitas ilgas vidosikas, nežinau, kada pavyks įkelt. Nebenorėčiau kelti iš savo duomenų. Tada dar nežinau, per kiek užuplaudins. Aš dar nukerpu pradžią ir galą, kol ten viskas susideda arba nusiemu. Tai dar kol tuos atvarko, tai užtruks. Visokių stovėjimo vietų pakimarint, parūkit. Šiaip nėra, kad būtų daug vietų padaryta stebėjimui kažkokių tipo apžvalgos aikštelių. Ar iškirstų vietą, ar šiaip natūraliai gautųsi. Nors turbūt dėl to, kad labai miškinga tiesiog visur ir uždengia daug medžių. Bet yra vietų atvirų, bet kažkaip nepadaro atskiro privažiavimo. Nei kavinukės kokios kavytėje indėtų. Autobusų stotelė kažkokia įdomesnė.
bandžiau biškį pažemint, gal jums nuo vėjo pasikėlė kamerą. Yeah, boy. Svarbu duotų lygų, gražų, be žvyro kelią. Ir tada jau gali mėgautis, kiek tik eina. Nu, užsidedam autopilotą. Gerai, neužsidėjo. Šiam autopilotėlis. Ir važiuoju, o biškai pasilsi, dar į tašės aš įkrentu pakimarint. Šiaip tas autopilotas gal ir pusiavelė, bet netoks, aišku, čia rėdytas, dar rėdytas. Davė man serviso vadovas, vienas pas kurį čia grandinę keičiau. Sakiau, kad blemba, bandysiu kažkaip YouTubinti ieškot, kaip pasidaryti autopilotą. Sako, duosiu nuo savo nuomojimo mods. Tai nuėmė. Sako, grąžinsi, kai grįžti. Jeigu ieškočiau, gal ieškočiau biškį kitokio, kad nesiremtų į rankeną, nes biškį trukdo. Mano šiaip trumpas rankenas, kaip čia parodyti, nes man AliExpressinės. Ilgom gal ir geriau būtų, bet dabar aš turiu čia netoli visai tą rankeną. Bet 100% stabdyti eina viskas normaliai. GS-System. Saulė tokioj padėty visą laiką per šitos medžius. Tai šešėlis, tai saulė, tai akis, tai ne. Tai vidury posūkio pradeda pliekst. Tai va čia tai biški irgi užknisalėse. Bet galima išspręsti su tamsintais akiniais arba tamsintų stiklu. Bet kažkaip dabar nesidėjau. Autopilotas. Bam. Ir savo kruizinam. Motociklininkai visi baisiai malonus, pakalbina, jeigu kažkur sustoji. Automobilistai tiek Lenkijai, tiek Slovakijai visi traukiasi. Kai kurie užsiputoja kartais, bet jų problemos ne man. Bet iš esmės kultūra tai pavyzdinga. Ir šiaip patys šitie vietiniai nėra, kad su motais patsypia, kažkaip ženkliai lėčiau važiuoja, nei būtų galima įsivaizduoti. Šitas stebi mane per veidrodėlį. Važiuojam biškį už jo, nelenkiam, pažiūrėsim, kaip čia jam sakas važiuoja. Galvoju, ar mačiau nors vieną MT motą. Lembačiau, kad nemačiau. Tracerių mačiau, Tenerių mačiau, bet MT nelabai.
tai gal jau naujokas koks nors. Nes posūkis tai jau labai lėtai. Ir visą laiką viduj važiuoja tuo posūkį. Kalbant apie mocus, tai tokiais keliais važinėjant į kalnus, reikia pirkti mocą, kuris turi torko. Dukačiai yra čia. Nebent tie dukačiai, kurie dar turi dafiga galios ir torko. Bet jeigu koks nors monsteris, kurį reikia smaugti, blet, čia užknistų. Nes tada visą laiką reikia labai žaisti su bėgiais ir visą laiką būtent aukštų apsukų. Va toks mocas kaip MT arba kažkas kitas, kas torko turi, BMW visi. Nu čia žiauriai smagu yra, tada nereikia taip su tais bėgiais, visais bėgiais kyla į kalną ir smagiai varo. O tie apsukiniai mocai tai no go. Nebent kažkas taip moka tokiu stiliu važiuoti. Man tai atrodo, torkavai čia yra the bestest. Kaip gražu. Tiesiai kelias, namai, dviratininkas prieki dar mina ir smaigalys priešais tave. Va čia tai Scenic Road. Ir mes dabar įsimerginsim į autostradą. Ir važiuosim iki High Tatro keliukų. Tada pažiūrėsim, gal pavyks ir vėl kamerą įsijungti. Nu nieko negali pasakyti. Tikrai labai gražu. Labai gražu. Dar kai autopilotai įsijungia, tai išvis lafa. Eik, tu gaidys. Let's sustojam kažkur. Išsimsim kamerą, įsimsim, kad nenuskris autostradai ir trepą padarysim vėliau. 1 GS, 2 GS, 3 GS. Va tokį GS kebra. Čia, stojam čia per vidurį, nes mes motociklistai esame ir čia su motociklais mes taip galim daryti ir nesukam galvos. Gerai, iki greito. Taip pat greitas update'as. Štai va toks savo vaizdas. Esame autostradai, ten toli kalnai. Ten miškingi kalnai kažkokie. Čia va karvės ganosi. Eina kažkur šiuo metu. Ir tada atsisuki autostrada. Ir bum! Kalneliai. Aišku, čia tie patys, bet... Nu va taip, važiuoju autostrada ir va toks savo vaizdas. Baisiai smaguma. Padanga. Važiuota tiesiai visą laiką. Tiek žinių.